Labą dieną visiems geros valios žmonėms, tikiuosi pas jūs viskas gerai. Nesimatėm su jumis kelias savaitės, buvo rinkimų maratonas, jisai truputį išsekino, nes jeigu tu atiduodi emociją, jinai sunkiau atsistato. Fiziškai tu tiesiog nueini į sporto klubą, išsitaškai ir kitą dieną tu atsikėlęs būni visiškai pasikrovęs. Su emocijomis truputį kitaip, tam reikia truputį periodą, tai pas mus dabar su jumis inkubatorinis periodas, jeigu leisit atsistatymo ir tada galėsim važiuoti toliau. Tiesą pasakius, išmokau daug pamokų iš šitų rinkimų, įsivaizdavau truputį kitaip dalykus, man tai bus gera pamoka, supratau, ką reiškia vidiniai partiniai procesai, ką reiškia reitingavimas ir daug dalykų, kurie man dabar matau kitaip. Tai man bus labai didelė pamoka ir memuarams, taip sakant, istorijos. Taigi, o šiandien, tai palikim tai ateičiai, o šiandien aš norėčiau su jumis aptarti, ką šitie du, tiek prezidento, tiek Europos parlamento rinkimai projektuoja ateičiai. Projektuoja spalio lapkričio mėnesiams ir bendrai 4 ateinančiam metams. Nes tam tikros tendencijos yra aiškios, aišku, prezidento rinkimai jie truputį kitoks modelis, kaip Europos parlamento rinkimai yra truputį kitoks modelis, kita logika rinkėjų, nes kiekvienose tose rinkimuose žmonės ateina, jie turi savo logiką. Kaip skiriasi savivaldybės rinkimai, taip skiriasi Seimo rinkimai, taip skiriasi prezidento ar Europos parlamento. Tai yra, žmonės ateina su tam tikra logika, o žmonės yra, kaip žinia, mes esam vien apie emociją. Labai mažai mumise yra tokio pragmatiško, tai netgi jeigu tai atrodo labai pragmatiška, tai visą reikia priimti domėn. Bet pamodeliuoti mes galim. Tam tikras tendencijas tai rodo ir čia nesusivedant į tam absoliučius skaičius ar kažką, tai susivedant į bendrą logiką. Ir kodėl tai svarbu? Tam, kad mes suprastumėm, tiesą pasakius, kaip dabar dėliosis iki Seimo rinkimų procesai ir kaip jie dėliosis vėliau. Aš kalbu iki Seimo rinkimų procesus vieną aspektą, kuris dažnai yra nepastebimas. Ir jisai yra apie kitus galios centrus, ne apie politinius galios centrus, tuos, kuriuos mes su jumis dažniausiai aptarinėjom. Galios centrai yra ne tik tai, ką mes matome viešoje erdvėje. Galios centrai yra spauda, galios centrai yra didelis verslas, mažesnis verslas, visokios asociacijos ir ko tik tai nori. Ir visi jie visą laiką turi savo santykį su valdžia. Visi jie supranta bendrą tendenciją, žiūri tas pačias tendencijas ir sprendžia ir priima sprendimus atžvelgiant į tai. Kur aš lenkiu? Jie paskutinius, žinokit, kokius 2, netgi 3, sakyčiau, metus buvo labai aiški tendencija, jie buvo nurašę šitą daugumą, kad jų tikrai nebebus, jie yra visiškai kirsta korta, mums reikia statyti ant kitų, ant tų, kurie ateina. Tai darė žiniasklaida, komercinė žiniasklaida, tai darė didelis verslas, tai darė didelės interesų grupės. Jos projektavo save, jie projektavo savo santykių su sekančia vyriausybė. Kas gali būti tie galios centrai, kurie priiminėja sprendimus svarbius ten apie, nuo mokesčių, nuo įstatymų iki kur ES parama keliauja. Visa tai buvo modeliuojama šitoje prizmėje. Šita vyriausybė buvo nurašyta, šita dauguma buvo nurašyta, tu investuoji savo interesą į tas politinės jėgas, kurios tenais buvo. Ir jeigu jūs pažiūrėsite žiniasklaidą, tai labai jausdavosi. Tu įsijungi ten kokias žinias, stengiu žinių nežiūrėti, aš nesuprantu, ką ten tiesą pasakius rodo, bet tu žiūri, kaip modeliuojama žinutė. Ir tu iš karto matai, kaip čia diplomatiškai pasakyti, kam dirbama. Kam dirbama ir apie ką yra kalba. Tai nesunkiai jautėsi. Jeigu tau reikia, jeigu tai yra santykis su prezidentūra, taip, tada dar vienas atsiranda interesas, nes, kad tu gautum interviu, tu turi gražiai šnekėti apie prezidentą, tada gal tave prileis prie mikrofono ir tu turėsi galimybę ten jį pakalbinti, bet yra ir kitų verslo interesų ir kitų visokių dalykų. Mes suprantam. Tai šitie 2 rinkimai parodė, kad ne viskas taip paprasta. Ir tie
Ir tie galios centrai dabar yra truputį sumišime. Staiga nėra žinoma, ką dabar darom. Ką dabar darom? Mes čia vadinam nepriklausomą žiniasklaidą objektyvę, ar ką mes šiandien darom? Taip nesigauna, nes taip nemoki. O rinkimai, jie ateis ir gali atsitikti, taip, kaip tu neprognozuoji ir neprojektuoji. Tai tas sumišimas tam tikras, jisai jaučiasi. Ir tie ypač Europos parlamento rinkimai, jie parodė, kad velnias čia gali būti dalykų. O jų iš tikrųjų bus. Ir mes tai su jumis šiandien aptarsime. Pradžiai. Vienas žodis, kuris apibūdins tai, ką mes matysime ateinančius daugumos sekančius metus. Tai yra fragmentacija. Jeigu juos reikėtų apibūdinti vienu žodžiu, mes turėsime daug politinių jėgų su nedideliu balsų skaičiumi. Mes turėsime didesnius socialdemokratus, didesnę Tėvynės sąjungą ir tada daug mažesnių partijų. Frakcijų su daug balsų ir didelė fragmentacija. Ir tai praktiškai užkirs kelią efektyviai funkcionuoti sekančiai vyriausybei, kad ir kieno ji būtų. Ta fragmentacija, jinai greitėja. Ir kai prasidės viena grina matematika, jinai prasidės po prezidentų rinkimų, nes po Seimo rinkimų vyksta Seimo rinkimai ir ta naktis yra, mes suprantam, tada politika tampa matematika, nes tu turi surasti 71 balsą, realiai 71 balso neužtenka, reikia, kad bent funkcionuotų vyriausybė, Seime, kad praeitų įstatymai, reikia kokių mažiausiai 76 balsų, dėl to, kad tai vienas kitas serga, šiaip politikai labai dažnai serga, tai yra išvykimas, jeigu tai yra užsienio reikalų ministras, jis praktiškai visada būna išvažiavęs, tai tu iš karto neturi vieno balso ir panašiai dėliojasi ir tu matai, kad tau turėti 75-76 balsus tokiam parlamente bus nepaprastai sunku. Tai gali išspręsti stiprus premjeras, ar ne? Stiprus premjeras, kuris tiesiog uždominuoja ir išsprendžia klausimus. Tokio premjero tiesiog nėra, išskyrus Ingridas, ar ne? Kuri gali tiesiog savo autoritetu, tam tikrą lauką uždengti. Dabar vienintelė viltis, kuri buvo, sakykime, stipresnio premjero, nes aš įsivaizdavau, kad šitie Seimo rinkimai bus prieš kokius kelis metus, mano modelis buvo, kad tai bus Sinkevičius prieš Sinkevičių, ar ne? Vienas, kad socialdemokratų Sinkevičius prieš demokratų Sinkevičių. Ir dabar mes turim visiškai kitą modelį po šitų Europos parlamento rinkimai, kad abu jie iš esmės yra, ne mūsų politinėme lauke. Ir staiga tu turi situaciją, kai nėra to, ką tu galėtum projektuoti kaip stipriu premjeru. Tai netgi jeigu tu deleguosi didžiausią laiminti partiją kažką į premjerus, darbas jam bus nepaprastai sunkus. Nes sulipdyti kažką efektyvaus bus nepaprastai sunku. Pamodeliuokime per frakcijas. Tėvynės sąjunga. 35-37 balsai, ar ne? Daugiamandatėje apie 20 balsų, tada miestai ir kelios vienmandatės Lietuvoje. Tai yra pakankamai daug, ne tiek, kad tu jau nebegalėtum dirbti be jų, bet pakankamai daug, kad tu galėtum blokuoti visokias nesąmonės ir turėti labai reikšmingą balsą parlamente. Patikėkit manim, tiek balsų jau yra galvos skausmas oponentams, kas realu ir bus. Socialdemokratai. Socialdemokratais bus juos sunkiau prognozuoti ir štai dėl ko. Dėl to, kad jie nėra iš esmės, aš noriu, kad jūs suprastumėt, jie nėra funkcionuojanti partija. Tai yra politinis paradoksas. Tame ir yra, kad jų stiprybė tai, kad jie nefunkcionuoja. Jie yra labai silpni, jie yra visiškai fragmentuoti viduje ir jie iš esmės nefunkcionuoja. Viskas, ką mes žinom apie socialdemokratus, tai kad 2 kartus per mėnesį nusileidžia lėktuvu, Blinkevičiūtė, pašneka banalybių, paberia kažką ten apie Gabrielių Landsbergį, antraštėms. Iš esmės jinai padaro dalykus, kad sukeltų antraštės, visi žiniasklaida patenkinta, nes tai yra klikai, jinai padaro antraštės, jinai išskrenda atgal. Tai yra visas, kas yra apie socialdemokratus.
Tai suteikia vieną stiprybę Lietuvos politikoje. Tu mažiausiai trigerini. Tu ateini, pasakai, kad Landsbergis pavogė šiferį ir išskrendi, netrigerini žmonių daugiau. Tai suteikia galimybę tau, kai ateina biuletenis ir kai ateina žmonės, kurie apklausinėja, už ką tu balsuotum, sakytų, socialdemokratai, tai kad jie ten, dabar toks pusė velnio ten, kažką daro, jie ten. Kažkur yra, bet jie netrigerina. Nes šiuolaikinės politikos esmė yra, kiek tu trigerini žmonės. Nes tu, norėdamas patraukti save dėmesį savo segmentui, tu turi būti pozityvus trigeris, ar ne? Tu trigerini tai pozityviai, tu atneši tam tikrą energiją, tam tikrą žinutę ir žmonės sako, va, tikiu, okei. Bet tai automatiškai suponuoja, kad kitose segmentuose tavo žinutė labai trigerins į priešingą pusę. Tu iš karto labai negatyvo gersi. Ir socialdemokratai, neturėdami realiai jokios politinės darbotvarkės, iš esmės jie netrigerina. Jie netrigerina nei vieną pusę, nei kitą. Biuletenį apklausose tai atrodo gerai, nes tai yra tampa alternatyva. Ten valstiečiai, konservatoriai, visi jie apie kažką, o šitie tiesiog jų nėra. Bet tai išeina ne dėl to, kad tai yra jų strategija. Kažkiek tai yra, jie tą supranta, kažkiek tai yra jų strategija, bet tai visų pirma yra apie tai, kad tai realiai nėra funkcionuojanti partija. Jie seniai yra suskirę į savo ten Vilija, Olekas ir visi kiti ten jaunimas ir jie labai yra fragmentuoti. Ir tai yra jų stiprybė. Dėl to pasakyti, kiek jie realiai gaus, yra labai sunku. Nes jiem reikia, iš esmės, jie gaus vėlgi apie 20 mandatų daugiamandatėje, o va kiek jie gaus vienamandatėje labai priklausys, kiek jų bus patekę į vienmandatės antrą turą. Taip, jeigu jų daug vienamandatės antram ture, taip, jie gaus daug, dėl to, kad jie bus biuletenyje mažesnis trigerio pasirinkimas. Jie mažiau trigerins. Jeigu tu patenki su valstiečiu, sakys, jau geriau socialdemokratas negu valstietis, čia vėl grįžtų šitas briedus neš. Lygiai taip pat su konservatoriumi, ne su Tėvynės sąjunga, tu balsuosi už demokratą. Bet kaip tai atrodys, sakykime, kiek jie bus antrame ture, čia yra didysis klausimas. Nes taip gali atsitikti, kad jų tiesiog tam biuletenė daug kur nebus. Dėl to, kad jie netrigerina. Tai veikia antram ture, bet pirmam ture to gali būti per mažai, kad papulti į antrą turą. Suprantat paradoksą? Dėl to tai yra labai rizikinga taktika, kuri suveikia, jeigu tu praeini pirmą turą. Tai yra labai rizikinga. Dabar apie tai, ką mes matom paskutiniu metu viešoje erdvėje. Tas cirkas, kuris vadinasi žiniasklaida, klausinėja Blinkevičiūtę apie tai, kad jinai eis į ministrus pirmininkus. Tai vienas juokingiausių dalykų, kuriuos aš matau, toks savęs negerbimas iš žiniasklaidos pusės ir toks bandymas, nežinau, ar tai yra antraščių darimas ar kas, jis nėra stiprus. Nes visi puikiai supranta, kad jokia Vilija niekur neis. Ir tai yra dėl dviejų faktorių. Jūs įsivaizduokit, kad aš tiesiog turėčiau jūs sugrąžinti praeitį, kaip Vilija Blinkevičiūtė tapo partijos pirmininkė, tiesą pasakius. Vilija Blinkevičiūtė nenorėjo net būti pirmininkė senais laikais, kai jam tiesiog praškai nieko neturėjo po Palucko. Jinai ėjo į partijos pirmininkus vien todėl, kad ėjo Olekas. Nes jeigu Olekas būtų laimėjęs pirmininko rinkimus, jisai būtų save paskyręs pirmų numerių Europos parlamento sąraše. Tai automatiškai jai reikėjo eiti tam, kad jinai nustumti Oleką ne dėl partijos, ne dėl idėjų ar didesnių pensijų, kaip pasakytų Vilija, o tam, kad Olekas būtų antras Europos parlamento sąraše. Suprantat, ką aš sakau? Jinai niekada, ir tai puikiai visi supranta, negrįš į Lietuvą. Antras faktorius, kodėl jinai negrįš į Lietuvą, yra tai, kas yra gyvenimas Briuselyje. Aš ten pragyvenau 4 metus. Patikėkit manim, reikia būti labai atsargiam, reikia labai jausti dalykus. Ir aš esu absoliučiai įsitikinęs, kad žmogus, kuris Briuselyje prabūna 10 metų,
jis praktiškai jam grįžimas į normalią politiką, būti aktyviu, rimtu, veikiančiu politiku praktiškai yra labai labai mažos galimybės. Kodėl? Dėl to, kad tas komunizmas, kuris tenais yra sukurtas, jis labai įtraukia, ta pelkė labai įtraukia ir tu tiesiog prarandi politinį aštrumą, pavadinkim taip, ar ne? Tau po to grįžti į Lietuvą ir realiai debatuoti, diskutuoti, kovoti už tam tikrus dalykus yra nepaprastai sunku. Tu gali tai įjungti savaitgalį, kaip tai daro Vilija, bet realiai būti kokiu nors ministru, tuo labiau ministru pirmininku, kovoti tokioje politinėje erdvėje, kokia čia yra pas mus, su tiek galios centrų, su žiniasklaida, su viskuo, yra nepaprastai sunku. Tam reikia ilgo inkubatorinio periodo. Briuselis jo nesuteikia. Vilija tai puikiai supranta. Vilija protingas žmogus, jinai puikiai supranta, kad, grįžti ir čia degintis, jinai niekada savo to neleistų. Ir jinai tikrai negrįž. Tai mes tada turim situaciją, kad yra socialdemokratai, kurie neturi lyderio, nes Sinkevičius dega. Ir tai yra vėl nauja situacija, jie galbūt ir ten jau pasidalinę ministro portfelius, bet kas bus ministras pirmininkas šituo atveju, jeigu jie yra didžiausia frakcija. Valdžioje jau nebuvo 2 kadencijas, tai yra 8 metai ir valdžios partijai tai yra didelis spaudimas. Dėl to, kad yra žmonės, kurie dirba institucijose, žmonės, kurie tikisi, tu visą sakai, grįžim į valdžią, ten sutvarkysim, bus dalykai, ir tai tempėsi. Tai jeigu tai esi valdžios partija, ilgai tu būti negali be valdžios, nes tai yra labai daugeliu svertų praradimas, kurio tu savo negali leisti, būdamas didelė politinė partija. Dėl to jiems svarbu grįžti į valdžią, bet kokią kainą, bet kaip tai atrodys, labai sunkiai apibūdinama. Kol kas man sunkiai apibūdinama. Ir vienas faktorius, kodėl taip sunkiai apibūdinama, aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, prieš 3 savaitės tyliai praėjo Socialdemokratų partijos reitingavimas į Lietuvos Respublikos Seimą. Tai buvo kažkas neįtikėtino. Tie veidai, kuriuos mes žinome Socialdemokratų, jie buvo ten kažkur apie 20-tuką. Ar ne? Tai yra aišku susitarimas, ten keli skyriai susitarė ir toks savus prareitingavo ir tiesiog sumanipuliavo. Vilija yra per silpnas lyderis, kad jinai sakytų, žiūrėkit, taip negalima daryti. Taip negalima daryti, ką jūs čia išdarinėjate. Jinai pasakė, pas mus čia taip demokratija. Bet realiai tai yra susitarimas kelių skyrių ir tai turės didelių politinių pasiekmių Socialdemokratų partijai. Nes tai parodo, kokia yra iš vienos pusės nevaldoma situacija, iš kitos kokia didelė galių kova ten viduj vyksta, kurios mes tiesiog nematom, nes jie yra kažkur toliau nuo valdžios. Jie, kaip ir sakiau, išlenda vieną kartą per 2 savaitės, kažką pakomentuoja ir vėl dingsta. Ir mums atrodo, kad ten nieko nevyksta. Ne, ten vyksta labai dideli procesai ir reitingavimas buvo geriausias to pavyzdys. Toliau praeikime. Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis, taip, sekančiai daugumoje jie turės apie 10, kokį 12 balsų ir tarp 10-13, manau, ir jie eis į bet kokią daugumą. Jie supranta savo situaciją ir jie, jeigu yra galimybė eiti valdžią, jie be jokios abejonės tenais eis. Kas vyksta su liberalų sąjūdžiu? Liberalų sąjūdžis jisai tampa nebe miesto partija, jisai vis daugiau tampa mažesnių miestelių dešinioji alternatyva. Jeigu tu gyveni mažesnėme miestelėje ir tu negali balsuoti už konservatorę ir Laisvės partiją, nes, gink Dieve, į bažnyčią nenueisi, bet tu nori, už kažką dešiniai, tai tu balsuoji už liberalų sąjūdžius. Tai jie užiminėja vis daugiau tą nišą ir tampa vis daugiau dešinioji alternatyva vidutinio dydžio ir biškį didesnėse miesteliuose. Tokia filosofija su jais atsitinka. Žinot, nes kiekvienam miestelį, netgi tai 90-aisiais, vis tiek buvo ir fojistų, depešistų ir visi, kurie ten eidavo jos mušti. Tai visada yra tam tikra grupė žmonių, kurie mąsto dešinę. Tai jie nori ten tuos susirinkti.
Toliau, Laisvės partija. Laisvės partija pasirodė neblogai. Aš maniau, kad iš jų daugiau paims žalieji. Čia mes aptarsime biški vėliau apie influencerių įtaką. Galvojau, kad žalieji paims iš jų daugiau ir kad jiem gali pritrūkti balsų. Jie surinko virš 500 000, švelniai tariant nestebuklas, bet tai yra pusė velnio. Manau, kad kitoj daugumoje vėlgi bus, turės iki 10 žmonių, statyčiau. Ir kodėl jie bus? Dėl labai paprastos priežasties. Jų rinkėjas yra piktas ant jų. Ta aš labai jaučiu. Daug bendrauju su žmonėmis, kurie, ką galima pavadinti Laisvės partijos tokiu, žinai, yra pas mane pažįstamų, tikrai ne vienas. Ir aš jaučiu jų nusivylimą Laisvės partiją. Bet mano paprastas vis dar klausimas tokiu buvo, o ką tu darysi? Už ką tu balsuosi kitą, jeigu tu negali balsuoti už Tėvynės sąjungą, jeigu tu nebalsuosi už kažko kairieji, taip? Tau vienintelė alternatyva tada lieka Laisvės partija ir tu, prasukasus dantis vis tiek eisi ir pabalsuosi, nors tu nori jiem pasakyti, kad žiūrėkit, jūs neįgyvenėte tai, ko aš norėjau. Man Laisvės partija, mano įsitikinimu, čia mano iš šalies, kaip kolegos pastebėjimas, aš manau, kad jiem tapti rimta, solidžia partija, kurią jie galėtų, turėti labai stiprią platformą, jau tapti, rimta politinė jėga, jiem trukdo jų požiūris į mokesčius. Aš įsivaizduoju, kad jie truputį yra užkrėsti Laisvos rinkos instituto virusu, jie yra visi užaugę tam mentalitete. Ir jie į valstybę žiūri, per Laisvos rinkos instituto prizmę, ar ne? O valstybė yra truputį kitaip, bent jau mano įsitikinimu, kad, mokestinė politika, tai, kas vyksta su mumis ekonominiam lauke, tai nėra vien tas akmuo, kurį mes stumėm ten kažką, ten per Gedimino prospektą kažkas stumė. Tai nėra tai. Ir tas inkubatorinis periodas, jeigu Laisvės partija sugebėtų per save perlipti ir tapti partija, kuri į valstybės ekonomiką žiūri truputį kitomis akimis, juos tai išplėstų politinėme lauke ir suteiktų jiem labai didelio solidumo. Tada jie iš tikrųjų jau galėtų truputį kitaip projektuoti savo galimybės. Dar vienas dalykas, kuris man pasirodė svarbus šitos Europos parlamento rinkimuose, buvo nacionalinio susivienimo nesėkmė. Aš buvau įstikinęs, kad jie bus labai labai arti. Čia buvo mano pralaimėjimas, dėl to, kad aš buvau įstikinęs, tiesą pasakius, aš projektavau, man buvo klausimas dėl žalių ir laisvės ir dėl nacionalinio susivienimo. Tai buvo du faktoriai, kurie man kėlė klaustukų. Ir aš maniau, kad tai yra vienas didžiausių. Kad nacionalinis susivienimas dabar turi galimybę būtent dabar. Mažas aktyvumas, jų rinkėjas tikrai ateis, jie yra mobilizuoti, jie davesti iki visiškos isterijos, jie mato šansą, jie metė viską, jie kovojo su referendumu dėl pilietybės, jie ant to darė labai labai daug taškų, apie tai, ko buvo nepastebima viešoje erdvėje. Jie dalino lapelius, laikykit prieš referendumą, nacionalinis susivienimas ateis jūs išgelbės ir visus tuos dalykus savo buržuazinį, fašistinius. Ir tai buvo jų didžioji galimybė. Tai buvo jų didžioji galimybė ir aš maniau, kad jie yra labai labai arti. Galvojau, kiek jiem pritruks iki, man buvo įdomu. Ir jiem pritrūko daug. Jie pralaimėjo labai daug kam. Ir man tai buvo siurprizas, malonus siurprizas, nes aš tikrai manau, kad jie yra, jeigu paimti politinį lauką, jie yra mano galva didžiausia grėsmė Lietuvos politikai. Būtent jie, ne šeimos maršai, ne ten visi ten tie, jie yra juokinga. Čia yra visiškai kitokio lygio grėsmė. Ir būtent grėsmė. Aš tai matau, lygiai taip pat kaip aš grėsmę matau Alternative für Deutschland, ir Orbane, ir visur kitur, tai Europos idėjai ir tam pasauliui, kuris buvo sukurtas, man ta didžiausia grėsmė Lietuvoje yra jie. Ir jų sudegimas man buvo malonus siurprizas ir tuo pačiu metu labai svarbi žinutė. Aš daug apie tai mąsčiau, kodėl jie negali iššokti. Taip, tai yra daugelis pasakytų, kad tai yra Radžvilo asmenybė,
kad jam reikėtų pasitraukti ir ateiti jaunimui. Na tai dabar turbūt čia natūraliai kažkokie procesai vyks. Bet pagrindinis dalykas, kas vyksta su mūsų kraštutinė dešinė. Kur jinai neatitinka ir manau, jinai iškrenta į siužetą ir jai labai sunku politiškai žaisti. Pasaulyje kraštutinė dešinė žaidžia, tai yra požiūris į Rusiją. Ar ne? Pasaulyje kraštutinė dešinė turi savo idealą. Kodėl yra Rusija taip gerbiama kraštutiniai dešiniai, ten visų, you name it, pasakyk pavardę, ir tu pamatysi, kad kraštutinės dešinės korifėjus pasakys, jo, čia neblogai. Taip, ten kokia gali būti išimtis Italija dėl tam tikrų priežasčių vidinių, bet logika yra labai paprasta. Kodėl? Nes Putinas pastatė valstybę tokią, kokią kraštutinė dešinė nori pastatyti. Jūs man pasakykit, ko nėra Rusijoje, ko nenorėtų pastatyti kraštutinės dešinės gerbėjas. Kodėl Trumpui dabar labai, žinot, ta pozicija, jam reikia ir kažkaip čia jau biški nejauku, į karą pradeda, kad reikia biški pakritikuoti, bet tu žiūri į Putiną, jis įsimylėjusiom akim dėl paprastos priežasties. Jisai galvoja, velnias, aš taip noriu. Visi jie nuo Vokietijos, Prancūzijos ir visur kitur, jį žiūri kaip į lyderį, į Putiną ir į Rusiją kaip šalį, kurioje yra pastatyta tai, ko jie nori. Tai yra jų utopija. Rusija yra kraštutinės dešinės utopija. Ir Lietuvoje yra vienintelė išimtis. Dėl to, kad Lietuvoje tu negali eiti su žinute prorusiška. Nacionalinio susivienimo strategija ilgus metus buvo nepastebėti Rusijos. Nepastebėti Rusijos, nepastebėti Baltarusijos. Ir tik tada, kai tai jau bado akis, ar ne, jau visa šalis jau, o tu net negali Facebook'e kažko ten įdėti apie tai, kad, žiūrėkit, čia gal ir kažką, tai tu supranti, jų taktika buvo nepastebėti to klausimo. Dabar tu supranti, kad kai tu eini rinkimus, tu negali to tiesiog ignoruoti, nes bet kokia atveju klausimai bus. Ir tau reikia pasirinkti pusę. Ir netgi jeigu tai yra tavo utopinė valstybė, tavo svajonių valstybė, kur yra stiprus lyderis, kur yra visi dalykai, už kuriuos tu kovoji, ar ne, ir nėra gėjų, be jokios abejonės. Ir visų Stambulo konvencijų, beje, kaip tik Stačiatikių bažnyčia dabar uždraudė, netgi Rusijai buvo paskutiniu metu Dūmoje atsiradęs įstatymo projektas vyriausybės, kad negalima mušti moterų. Tai Rusijos Stačiatikių bažnyčia dabar yra didžiausia kovotoja su tuo įstatymu, daro spaudos konferencijas ir iš tikrųjų kovoja su įstatymo projektu, kuriame kalbama, kad moterų mušti nereikia. Tai čia ne apie Stambulo konvenciją, suprantat? Ir čia ne apie ten lytis, ko ten iš viso nėra. Tai apie tam tikrą šeimos modelį ir daug dalykų. Tai tu turi utopiją. Ir čianais yra sudegimas mūsų kraštutinės dešinės. Netgi geriausiomis aplinkybėmis jie nesugeba pasiekti rezultatų, laikydami savęs ten genijais ir visi kiti dalykai, ten vaikščiančiai ES ir kitų dalykų. Dėl to, kad pas juos nutrūksta viena gija. Ir ta gija yra Rusija, paradoksaliai. Juos skandina požiūris į Rusiją. Arba jie turi eiti, arba nacionalinis susivienimas turi eiti visiškai all in daryti ir tapti ir sakyti, žiūrėkit, Rusija yra gerų dalykų. Jie kovoja už savo geopolitinę erdvę, jie siekia savo interesų, tai yra logiška, mes gyvenam pasaulyje, kuriame visos valstybės siekia savo nacionalinių interesų, teisė nebegalioja, yra stipresnio teisė, visa tai, ką jie sako, bet ties Rusija jie sustoja, ar ne? Tu turi daryti all in ir sakyti, atverti kortas, kad tu iš tikrųjų taip galvoji ir ten sakyti, ir Stambulo konvencija ir viskas, Rusija yra gerai, bet mes norėtumėm taip. Bet tu to negali daryti, nes tu supranti, kad tu nesurinksi tiek balsų, ar ne? Jeigu tu nori tapti rimtesnę partiją. Ir tai juos degina. Ir tai degina mūsų kraštutinę dešinę. Jų Rusijos klausimas. Jeigu ne Rusijos klausimas, tikėtina, kad jie būtų parlamente, nes jiem viskas idealiai buvo sukritę, jiem buvo migrantų, iš tikrųjų problemos su migracija, aš tą labai aiškiai matau ir labai, tiesą pasakius, mes turim apie tai diskusijas ir jūs girdėjote ir mano su Kubiliaus ir Juknevičiene apie tai diskusijas,
manęs nelabai tenkina tai, kas vyksta pas mus, tai yra problema ir tai yra jau tampa politinė problema, nes tai yra stambaus verslo interesai. Man taip nepatinka. Ir nacionaliniam susivienimui tai buvo labai labai didelis šansas, bet jo neapsinaudojo dėl Rusijos. Taip, dar vienas faktorius, kurio nebuvo, bet kurį su jumis aš noriu aptarti, tai yra Žemaitaitis. Jūs žinot mano požiūrį Žemaitaitį, aš esu įstikinęs, jau seniai sakau, kad jis yra faktorius X šiuo metu Lietuvos politikoje, dėl to, kad segmente prieš jisai geriausia, jo žinutės yra labiausia, profesionaliausia nukreiptos į tą rinkėją ir jos geriausiai trigerina juos. Ir Žemaitaitis dirba gerai, bet jo nebuvo šiuose rinkimuose. Jo atsakymas buvo, tiesą pasakius, labai gražus naratyvas sukurtas. Kad jeigu čia kalbam visi apie karą ir kitus dalykus ir kad čia jau grėsmė, tai kodėl jūs visi norite išvažiuoti? Puikus naratyvas, tikrai puikus naratyvas. Pagarba už tai. Bet jisai yra melas. Žemaitaitis sunkiai jam sekasi. Apie ką yra kalba? Žemaitaitis norėjo dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, jisai registravo partiją, tiesiog jisai nespėjo. Jam pritrūko laiko, kad jis galėtų dalyvauti. Dėl to tie visi naratyvai. Jisai nedalyvavo tik tai dėl to, kad jo registracija partijos užtruko. Seimo rinkimuose aš manau, kad jisai turės truputį virš 10 balsų, 10-13 kokį balsų, galbūt truputį daugiau, priklausys nuo to, kokia ten dinamika, kas darysis su tais pačiais demokratais, kaip atrodys Vėgėlės ir Skvernė, ir kaip atrodys Vėgėlė ir ką čia Vėgėlė dabar išdarinėjo, beje, reikės apie tai trumpai jūs įvesti. Ir jo problema Žemaitaičio problema, kad jis turi aiškias lubas, tai yra daugiamandatė. Jisai nori susirinkti daugiamandatį kuo daugiau, tam, kad jisai turėtų auksinius balsus sekančiai vyriausybei. Kad tu kažką, jeigu bandai lipdyti ten be konservatorių iš serijos, kad tu bet kokiu atveju turėsi ateiti pa Žemaitaitį, prašyti jo balsų, kažką lipdyti ir kad jis turėtų jos auksinius. Tai kad tu turėtum didesnę frakciją, tau reikia eiti daugiamandatę, ten tau reikia asmenybių. Bet Žemaitaičiui asmenybių frakcijų nereikia. Ir tai yra paradoksas. Nes ką reiškia asmenybė? Asmenybė gali turėti savo nuomonę. Ir Žemaitaičiui nereikia kolegos ir jo partiečių, kurie turėtų nuomonę. Jam reikia pachalųjų, kurie ateitų, kurie ten žiūrėtų tas liustras Seime, ten žavėtųsi ir tiesiog tylėtų ir balsuotų kaip lieps Žemaitaitis. Kad jie ten po 2 metų nesusigalvotų, kad jie asmenybės ir ten, žinot, kaip būna, ten pas Valinską buvo, kai ten pradėjo skilti ir visi kiti dalykai, prasidėjo žaidimai. Tai jam reikia, jisai tas pamokas išmoko, jam reikia tiesiog pachalųjų. Ir tam jam reikia atvesti žmonės, kurie neturi nuomonės, kurie tu nieko nerizikuoji, kad jie kur nors eis, nes jie niekam nebus reikalingi ir jie bus labai prie tavęs pririšti. Puikus scenarijus, bet tai tau stato labai lubas. Ir Žemaitaičiui čia yra didysis klausimas, ką jisai darys. Ar jis bandys imti vieną kitą asmenybę ir taip praplėsti, ar jisai tiesiog norės labai homogeniškos frakcijos, kuri tiesiog žiūri į vadą ir viskas. Dar vienas dalykas, kuris man yra svarbus. Beje, dar apie Vėgėlę kalbant, šiomis dienomis vyksta įdomus reiškinys. Vėgėlės, galbūt jūs nežinot, nes čia viešoje erdvėje apie tai nešnekama labai, bet Vėgėlės būtent Chebra, ne jis pats, bet Vėgėlės Chebra, tai aišku, su jo žinia, renka visas tai, ką mes vadinam, alternatyves jėgas, bando susidinti prie vieno stalo. Ten, nežinau, nuo Puidoko, taip pat Žemaitaitis buvo kviestas, visus kuo platesnį ratą, ten ką įmanoma susikviesti, viską susodinti, ką jūs matote internete, brodą, you name it, kaip sako Britai, visi turi būti sėdėti prie stalo ir bandyti sujungti kažkokį darinį padaryti. Tai čia klausimas, koks yra tikslas. Ar yra, tai yra supratimas, kad toks darinys tiesiog nedirbtų. Tai ar tiesiog Vėgėlė, bandydamas dėrėti su Karbauskiu, bando kelti savo kainą, kad už jo yra, nes supraskit vieną dalyką, valstiečiam irgi sunku, jie tikėjosi, kad jis bus antram ture ir jo atėjimas, toks mesijas, įeina ir tada ten frakcija, visi balsuoja ir tada ten
biuletenyje antram ture visur yra valstiečiai ir ten su konservatoriais, pavyzdžiui, ir tada ten jie laimi ir ten pasikartoja 16 metai iš serijos, panašus dalykai. Dabar Vėgėlė išeina, kaip pralaimėtojas ateina. Ir be jokios abejonės, tai vėl dinamika nauja pas valstiečius. Valstiečiai sėdi tenais, jie tarnauja tam Karbauskiui, žiūri jam į burną ir staiga atveda kažkokį tokį, ir kurį tu nežinai, dabar tu kurioj su dabar vietoj būsi reitingavime ir panašiai. Ir tai įneša daug labai neaiškumų. Su tuo reikės dirbti. Karbauskiui. Ir tai, ką daro Vėgėlė, yra įdomus judesys, ar jisai bando po savimi pakišti, daug alternatyvininkų, taip sukeldamas savo galią, bandydamas atstatyti save po nesėkmingų prezidento rinkimų, ar kažkoks kitas interesas, mes greitų metų matysime, bet pats susitikimo formatas ir pats bandymas tas jėgas yra įdomus, tai yra neįmanoma, nes ten jie visi save laiko super asmenybėmis ir tai, ten iki pirmo balsavimo realiai būtų tas dalykas, netgi jeigu tu padarytum daugumą ir ateitum ir ten į Seimą su kažkokiu judėjimu, bet tu nesugebėtum dirbti, čia būtų iki pirmo rimtesnio balsavimo parlamente, čia yra tiesiog absurdas. Ir dar vienas dalykas, ką mums parodė šitie rinkimai ir kas yra labai svarbu ateičiai, tai yra apie influencerius. Jie moka būti tie, kurie žlugdo, jeigu tu nenori patekti jų dėmesį, nes tu supranti, kad, bet čia mes kalbame apie mūsų segmentą. Mūsų segmente tai bus problemos. Kitose segmentuose, jis pasakus, tai bus tik tai reklama. Tu ten pas kokius valstiečių rėmėjus, ar ten pas kokią Janutienę sakys, o čia Kala reiškia jis geras žmogus. Mūsų segmente tai aišku yra labai jautrus, jeigu tave ten mūsų pagrindiniai influenceriai kritikuoja. Bet ką parodė ir šitie rinkimai ir ankstesni dalykai, jie negeneruoja balsų už. Europos parlamento rinkimai, tiesą pasakius, man ir buvo atradimas, aš tikrai tikėjausi, kad ateis daug jaunimo, proeuropietiško jaunimo, kuries norės išreikšti savo valią, nes jie mato dalykus, jie tiesiog neina. Tai čia kitas klausimas. Tai ir jie neateidami, jie tų influencerių balsą sumažina. Ir man Žaliųjų pasirodymas, tai yra ne tik apie Tapiną, ir daugiau buvo influencerių, kurie parėmė, tai nesigeneravo jokius balsus. Jie panašiai gavo tiek, kiek aš įsivaizdavau, kad jie gautų ir taip. Ir tas endorsinimas, kuris atrodo pakankamai reikšmingas, jisai netapo jokių reikšmingų faktoriumi rinkimuose. Ir tai yra labai svarbi pamoka ateičiai. Tai yra labai svarbus, labai svarbi dėlionė, kaip dėliosis paskui dalykai. Ta labai aiškiai reikia išmokti politiniam jėgom ir suprasti. Tai tiek trumpai apie pamokas, tiek trumpai apie bendrą vaizdą, ką mes galime turėti po rinkimų Seimo. Ir sakau, ta fragmentacija, su kuria mes turėsim, jinai, tai bus didelis šou. Tai, ką mes matysim, bus didelis šou ir patikėkit manim, tai nebus nuobodu. Apskritai labai politika pasikeitė. Aš norėjau padaryti apie tai įrašą, mes su jumis kada nors kitą kartą galėsim tą progą padiskutuoti, bet ką aš jaučiu, kad mes nejaučiam, kaip keičiasi politika. Mes nejaučiam. Mūsų politikai, jie dar kontroliuoja partijas ir tai suteikia jiem tam tikrus resursus. Bet pati politika labai keičiasi. Ką padarė pandemija? Pandemija apskritai buvo perkrovimas. Jeigu aš būčiau konspiracijos teorijos sekėjas, aš sakyčiau, žiūrėkit, čia netame esmė 5G ar kiti dalykai. Realiai mes juk matricoje gyvenam, ar ne? Ir tai buvo vienas didelis perkrovimas, kad programa sustotų ir persikrautų. Ir ta nauja persikrovus mūsų sistema visa, politinio lauko, aš jaučiu tiek Lietuvoje, tiek visam pasauliu, žmonės įgavo labai didelį kritinį mąstymą. Labai didelį kritinį mąstymą, kuris sujungtas su emocija gali turėti labai daug rezultatų. Jeigu tai yra vien kritinis mąstymas, dažniausiai tai yra dešinė pusė. Jie labai kritiški. Mes, dešinės rinkėjas ir dešinės rinkėjas, žiūrovas, jis tapo labai kritiškas. Kairės rinkėjas ir radikalus rinkėjas, prie jo kritiškumo dar prisideda emocija. Ir kai tave valdo emocija, kuri dar yra labai kritiška,
na tai yra pavojingas labai mišinys, radikalėjantis mišinys. Ir aš tą labai jaučiu. Pandemija tą labai uždėjo. Mes labai, kaip visuomenė, tapom labai kritiški daugeliu dalykų. Ir nusimetėm daugelį akinių. Aš nesakau tai blogai, čia turbūt ir gerai, bet politiniam laukui ir politiniai darbotvarkėje, jos tam tikram ne chaosėjimui, o valdymui, nes tam mes turim pripažinti, na, daugiau mažiau anksčiau politinis laukas buvo valdomas, ar ne? Tu galėdavai, na, tarp didelių žaidėjų ten susitarti ir matyti ir dėlioti. Dabar jisai yra labai fragmentuojantis ir visi įsivaizduoja tai dėl to, kad valdžia yra konservatoriai ir čia pas mus, o dabar grįž ir viskas bus kitaip. Ne, tiesiog žmonės nesupranta, kad pasikeitė pati politikos tekstūra, taip pavadinčiau. Ir ta tekstūra tapo labai kritinė. Ir tai turės, na, ilgalaikiai pasiekmių. O dabar prie jūsų klausimų. Aš uždaviau FB, kad jūs užduotumėt man klausimus ir dabar pabandysim atsakyti. Dar vienas dalykas, ką prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Man labai džiugu ir man, pasakysiu, man vis dar labai svarbu atgalinis ryšys. Aš turiu jį jausti, aš suprasti, kad aš kalbu ne į tuštumą kažkokią, ar kad yra kažkas, tu gali mane kritikuoti, bet aš noriu, kad tu mane išgirstum, ne? Ir aš jaučiu, kad šitas formatas, tiesą pasakęs, aš galvojau, kad man formatas patogiausias yra FB. Parašai, tekstas ir jis nueina. Bet tokį, kokį aš atgalinį iš jūsų ryšį gaunu, na, kai mes kalbam apie Facebooką ir apie YouTube'ą ir Spotify, man yra wow. Ir aš suprantu, kad aš jį vystysiu, aš atsisėsiu, susidėliosiu dalykus, įsirengsiu šią studiją, turėsiu normalius tuos pagaliau čia mikrofonus, visus dalykus, padarysiu kokybišką produktą jum. Būtent aš matau, kad kur eina politika ir man tampa labai svarbu turėti su jumis ryšį tokį, kokį mes dabar su jumis turime. Aš suprantu, kad Facebookas su visom tom, na, ten tiem visi ten tie botų ir visi kiti ten tie, nu, kaip ten, moteris su klombomis, tiesiog ten nėra ateitis. Ateitis yra tokie dalykai ir aš tą vystysiu ir ačiū jum, aš tikrai labai girdžiu, kai jūs man sakot, va, mačiau YouTube'ai, klausiau, žiūrėjau šiandien, buvau, pirkau gėlių ir mes apie tai padiskutavom ir aš suprantu, kad velnius įvairiausi segmentai mane mato, girdi, žiūri ir jiems šitas formatas yra priimtinas. Tai ačiū jums už tai, aš jį tikrai vystysiu. O dabar grįžtam prie Jono. Prie klausimų ir pirmas yra Jonas. Ar nemanot, kad Lietuva pavojingai nuliberalėjo, kad nebeliko net sveikos dalelės nacionalizmo? Žiūrint į kaimynus, tai ten viskas absoliučiai priešingai, net ir mums artimiausi Latvija, Estija atrodo baisus nacionalistai lyginant su lietuviais. Latvijoje, Estijoje yra paprasčiau dėl to, kad ten yra kitas politinis laukas, ten tiesiog yra labai skaičius rusakalbių ir prasidėjus karui Latvių visuomenė ir Estų visuomenė labai mobilizavosi. Tos partijos jom labai yra lengva, na, kuo jų retorika yra radikalesnė, tuo daugiau jinai balsų rinkimuose gauna. Ten tiesiog labai paprasta. Nes tu turi jausmą, kad aplink labai daug rusų, ar ne, kurie yra tavo tautiečiai. Ir matant visą geopolitinį lauką, tai visiškai daro to. Pas mus truputį yra kita logika. Lenkai vėlgi yra, ten jų tai yra apie mentalitetą. Pas mus ne, aš tau pasakysiu, Jonai, žinok, nenoriu sakyti, kad tai yra priešingai, bet aš sakyčiau, kad tai, ką aš jaučiu, yra kaip tik, kad ta varlė, kuri verdinama šaltam vandenį, jinai pradeda pusiau virti. Jinai pradeda pusiau virti tiek komunikacijai, tiek bendram tiek balsavimuose, kaip yra balsuojama. Aš jaučiu, kad balsuojama už tą, kuris yra piktesnis, ar ne? Piktesnis. Ir tas piktumas tau atneš balsų. Aš matau, kaip kartais Ukrainos klausimai yra naudojamasi savo politiniam naudingumui. Ir man tai truputį yra, nežinau, ar iki galo, tai aš suprantu logiką,
kaip žmogus, beje, aš galėčiau pasigirti, aš buvau pirmas, kuris pasakė, kad velnės, chebra, karas bus. Tai buvo sausio 4 diena per LNK televiziją, tai sukėlė didelį šurmulį, aš atsimenu, Paluckas pasakė, mes esame karo partija ir visi kiti dalykai, tai aš tas grėsmės patikėkit kaip niekas kitas puikiai suprantu. Bet klausimas, už ką mes kovojam. Ir tą mes turime labai aiškiai savo atsakyti, už ką mes kovojam. Tai atsakant į tavo klausimą, žinok, aš suprantu tavo noro lygį, aš visiškai suprantu, kaip tai atliepia visuomeniai, bet atsakant į tavo klausimą, aš manau, kad tai, ko tu tikiesi, yra, varlė pusiau verda. Varlė pusiau verda tai, ką aš matau visuomeniai, stebėdamas, tai stengdamasis taip objektyviai žvelgti iš šalies, kiek tai yra įmanoma. Taip, Mantas klausia, ar turite minčių, kodėl įvairaus plauko gamtos miškų gynėjų simpatijos dreifuoja link vatos, vėgėlių ir prieš sistemą ir šiferių vagis? Asmeniškai konstruktyviai pakalbėti, tai tai pavyksta. Čia politinis, čia naivumas ar politinis neraštingumas ar kas? Vienas faktorius yra, tai yra tiesiog didelė dalis tų žmonių tiesiog yra, jie yra kairieji ir jiem tas dalykas atliepia, jie tenais randa, bendrų sutarimų, Palestina ar kas, tai jiem atliepia. Ir antras faktorius yra, tai yra bendra tendencija to, ką aš sakiau apie galios centrus, kurie jaučia, kur eina pati valdžia. Labai daug iš tų, kuriuos tu išvardinai, jie yra apie interesų grupės, kurios sako, aha, šitie yra kirsta korta, mums reikia statyti ant tų, jie yra ateitis. Ir kai jie gaus valdžią, jie prisimins, kad mes juos čia užstojom, nes jeigu aš dabar ant šitų pastumsiu, jie priims taip gerą valdžią. Tai labai daug to, ką aš matau, kovojimas ten idėjinis ar ten nekentimas ir šiferio vagis, iš esmės daug yra tiesiog plaukimas ten konformizmo paieškos. Tikiuosi taip nekomplikuotai paaiškinau. Rūta Marija klausia, akivaizdu, kad Europa radikalėja, tai vyksta ir Lietuvoje. Va, čia atliepiant į tai, matai, Jonai, Rūta Marija sako, kad mato kitas tendencijas. Matau, kad šis procesas ilgainiui gaus dar nesipagreitį. Ar sutinkate su tuo ir kodėl? Taip, absoliučiai. Aš esu įstikinęs, kad tas, jūs turbūt visi žinot varlės verdančio vandens varlės efektą. Jeigu įdedi varlę į verdantį vandenį, jinai tiesiog iššoka dėl to, kad jinai tai jaučia. Jeigu tu įdedi varlę į šaltą vandenį ir vandenį po biškį virini, varlė tiesiog nepajaučia ir išvirsta, jinai nesipriešina. Tai kas su mumis vyksta, ta varlė vis verda. Nes aš labai bijau ir labai nenoriu, būdamas labai patriotas ir mylėdamas savo šalį ir suprasdamas labai daug problemų, kurios čia yra, aš ją noriu mylėti ir noriu matyti, būdama valstybė, kuri gali pasakyti, kad jinai yra gera. Gerietiška yra, ne, gerietiška yra labai blogas apibūdinimas, bet jinai joje tu randi tam tikrą taiką. Tai va, aš to labai norėčiau. Tai taip, Rūta Marija, taip, aš laikausi požiūriu, kad jinai verda. Koks jūsų požiūris tarp marginalų itin paplitusių visuomenės skaldymo naratyvą? Tai čia įdomiausias efektas. Visuomenės skaldymo naratyvą kalba žmonės, kurie sako, kad jie kalba tautos vardu, už juos nestovi joks balsas ir tai geriausia visada pasimato per bet kokius rinkimus, per bet kokius dalykus ir jie labiausiai skaldydami sako, kad tai kitų pozicijų yra skaldymas. Tai yra tai, ką aš nemėgstu politologiškai vadinti populizmas, nes populizmas yra, žinot, politikoje man čia toksai, kas nėra populistas politikoje. Bet jų logika tiesiog reverse logic, čia yra bipolinis sutrikimas.
Ir trečias klausimas, kaip manote, kokia procentinė dalis tautos geba kritiškai mąstyti ir todėl yra atspari su realybė prasilenkiančioms populistinėms manipuliacijoms. Aš nežinau apie procentą, bet vėlgi, tie žmonės, kurie pasiduoda, skirtumas faktoriaus, žmonių, kurie mato pasaulį vienaip ir mato kitaip, man visada yra emocijos lygyje. Visi mes esame emocinės būtybės, bet aš, būdama emocinė būtybė, įjungiu kritinį mąstymą ir aš atmetu tam tikrus dalykus, kurie tiesiog yra nesąmonės. Jeigu tavo emocinis lygis yra didesnis, jeigu tu pasiduodi daugiau emocijai, netgi turėdamas kritinį mąstymą, nes būtent kritinio mąstymo ir emocijų junginys padaro sprogstamą mišinį ir žmogus, ypač susidūrė su kokia nors nelaimė, su kokiu nors faktoriumi, kai jam, kažkokiu pas jį atsiranda pyktis vidinis dėl kažkokios neteisybės jausmo. Ir tada tas kritinio mąstymo ir emocijos mišinys išsprogdina jį ir jis tampa toj, ką mes vadinam radikalu. Ir galų gale jisai kenkia labiausia būtent savo, nes jis priima pačius blogiausius sprendimus savo. Ponia Aldona klausia, sveiki Matai, nuoširdus ačiū už tai, kad dalyvavote, ačiū labai, kad palaikėt, man tai tikrai buvo didelis dalykas, kai pamačiau, kad yra žmonių, kurie tikrai palaiko, ėjo, reitingavo, man tai labai labai reikšminga, ačiū Jums tikrai. Ir turiu klausimą, nuo ko priklauso mandatų skaičius Europos parlamente, kodėl Lietuva turi tik 11? Lietuva turėjo 13, jų vis mažėja dėl to, kad tai priklauso nuo gyventojų skaičiaus ir kai ateina naujos narės, automatiškai reikia perdalinti tuos balsus. Tai kai mes turėjom 13 ir įstojo Kroatija, reikėjo iš kažkieno turėjo sumažėti. Ir tada žiūrėjau pagal gyventojų skaičių ir tiesiog taip gavosi, kad iš Lietuvos, kad Lietuva vieną prarado skaičių ir po to dar vėliau vieną prarado. Donatas, ar gali netikėtai prie kairiųjų koalicijos, tarkim, socdemų, Skvernelį ir Rūdį prisijungti vieni, o gal net abiejai liberalai? Labai neabejoju, kad jeigu bus galimybė, liberalų sąjūdis eis į naują koaliciją, kairiųjų, bet kokią. O laisvėj tai būtų tiesiog mirtis, tai jie į tokią neitų. Ne. Taip, Jovita klausia, kokių priemonių reikia imtis, kad ilgalaikę perspektyvų rinkėjai pradėtų kritiškai mąstyti rinkimuose, priimtų atsakomybę pareigą eiti rinkimus. Visi labai daug apie kritinį mąstymą, čia taip susiklostė įdomiai, kad mes kaip tik apie jį daug kalbam. Dėl Tomaševskio, Lenkų, Blinkevičiūtės ir kitų dalykų. Viskas labai susiveda į švietimą. Švietimas, kuris ugdo kritinį mąstymą. Mūsų švietimas yra, kaip aš sakau, pirmos pramonės revoliucijos instrumentas. Tai tas modelis, kuris yra mokyklose, yra apie tai, kad žmonės iškaltų ir paskui ir būtų paklusnus vadovui, ar ne, mokytojui. Kad tu eitum ten į kokį fabriką, suktum varžtą, atmintinai mokėdamas, kaip čia tą funkciją atlikti ir klausytum savo direktoriaus, tavo to, kuris čia aukštesnių rangų. Tai yra toks modelis. Jisai ugdo tokius žmonės. Jisai neskirtas ugdyti kritiniam mąstymui. Čia yra bėda. Ir kai tu neturi kritinio mąstymo, kai atsiranda dar emocinis dėmuo, apie ką mes kalbėjom, tada tai išsprogsta. Ir kaip tai yra švietimo visos sistemos logikos pakeitimas, kad tu ugdytum žmogų, kuris turės kritinį mąstymą, nes informacija ateityje, patikėkit, dirbtinio intelekto amžiuje, jis ir taip susiras per 3 minutės. Jinai per daug ir taip greit keisis. Tu turi turėti bazinės žinias, bazinį supratimą, turėti savo vertybės išugdytas ir turėti kritinį mąstymą. Ir ant to tu gali dėti informaciją, kurią tu gali apdoroti ir priimti sprendimus. Pavyzdžiui, Lietuvoje, aš esu įstikinęs, visą tai sakiau, pasikartosiu, Lietuvoje, pas mus kritinis mąstymas, vėlgi, jeigu mes išeitume iš 10 žmonių, 8 paklaustumėm, patikėkit manim, visi jie kalbėtų Laisvos rinkos instituto postulatais. Tai įtakingiausia politinė jėga Lietuvoje per paskutinius 30 metų mūsų neklausomės epochos. Patikėkit manim. Ir kritinis mąstymas tam praktiškai neegzistuoja. Tai čia yra visada valstybės, žmonės, jos gyvena mitais tam tikrais. Ir tie mitai, tam tikri mitai mums yra įkalti. Ir mes jiem tikrai pasiduodam. Ir kritinis mąstymas sakyti, kad žiūrėkit, gal čia ne iki galo taip yra tiesa, yra labai labai sudėtingas. Aurelijus. Jaunimas, liberalus ar radikalus? Jis yra pragmatiškas.
jisai politiką laiko purvina, jis labai pragmatiškas. Ir tas požiūris, kad politika purvina, jam suteikia tokią galimybę. Jam suteikia galimybę nedalyvauti, sakyti, kad aš nenoriu, nes tai ten yra purvas, ir tuo pačiu metu būti labai aktyviem, jeigu tai yra klausimai, kurie jam iš tikrųjų svarbus. Jeigu tu pataikysi jaunimo, jam aktualų klausimą, jeigu tu pataikysi ten Black Lives Matter, kaip aš sakau, tai tu jį ištrigerinsi ir tu jį pasieksi. Bet tai yra labai sunku, labai sunku. Tai yra žmogaus teisų klausimais, tai yra aplinkos apsaugos klausimai, tai yra klausimai keli, kurie juos dar, jiem yra svarbus. Didžioji dalis klausimų, jie tiesiog nesupranta šito politinio diskurso, kurį mes turim. Jie jo nepriima, jo nesupranta, nes čia ir mūsų problema. Mes dar vis gyvenam toje paradigmoje, kokia politika jau nebėra, bet mes nemokam to artikuliuoti. Aš planuoju padaryti įrašą apie tai, kad, žiūrėkit, mes vis dar gyvenam ten kairė, dešinė, to seniai nebėra. Nėra tokio dalyko kaip kairė, dešinė. Prieš 200 metų, kai tai atsirado, ir tai jau dingo. Ir politinės partijos, visą tai, malas visą labai keičiasi. Ir jaunimas kažkaip instinktyviai jisai tai jaučia, kad tai, kuo mes daugelis iš mūsų užsima, yra ne apie esmę. Tai taip. Ir čia pasižymi tas pragmatizmas. Jaunimas sako, kam? Koks skirtumas? Koks skirtumas? Nupieškite rinkėjo paveikslą šiuose Europos parlamento rinkimuose, klausia Marius. Mes susidarė nuomonę, kad atėjo ištikimi konservatorių rinkėjai, nes jiems svarbu, bet taip nepavyko atnaujinti parlamentaro amžiaus ir rodo, kad mūsų jaunimui visai nesvarbu ir apie jų ateitį spręsti kitiems, o vyresnis rinkėjas mąsto. Ir ką tas jaunimas savimės jau pasirūpinti, o vyresni patyrė viską, mato ir panašiai. Mariau, taip, jaunimas neatėjo, nes jam tiesiog pasirodė neįdomu. Rinkėjas atėjo politinių partijų struktūros, politinės partijos atvedė visos savo žmonės ir politinės partijos Lietuvoje sudaro kiek ten? 5 procentai. Tai paimkim su giminėm, tai yra 10-11 procentų balsuotojų, ar ne? Tai Lietuvos gyventojų. Dabar paimkim, kad atėjo 25 procentai, tada paskaičiuokit, kiek tai yra rinkėjų. Atėjo politinės partijos ir subalsavo už savus. Tiesiog. Tai buvo grynas savo rinkėjų. Politinės partijos pamatė, kokį jos turi aktyvą. Ir koks aktyvas drausmingas, darydamas dalykus, reitinguodamas ir kitus dalykus. Benas. Būtų įdomu sužinoti konkrečiau, kodėl Gražulis galėjo dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, žvelgiant tai, kad jis buvo pašalintas iš Lietuvos Respublikos parlamento. Dėl to, kad Europos parlamente nereikia priesaikos, Gražulis, kaip ir mes visi su jumis turim antrą pilietybę, Europos Sąjungos pilietybę, ir mes galim balsuoti visur. Lietuvos piliečiai gali balsuoti kitose šalyse ir kitų šalių piliečiai Europos parlamento rinkimuose gali balsuoti Lietuvoje. Tai lygiai taip pat Gražulis gali dalyvauti tame. Tomas. Visi kalba ne pirmus metus įskaitant... Tomas ir Dainius panašiai, aš sujungiu jų, jeigu galima, jeigu nesupyksit jūsų klausimą. Jisai buvo, kad visi kalba ne pirmus metus įskaitant prieš šiuos Europos parlamento apie Tomaševskio partijos ne visai skaidrų balsų rinkimą ir ar rytų Lietuvos rinkėjas jau nurašytas, klausė Dainius. Aš norėčiau, būsiu nepopuliarus, aš pasakysiu taip. Yra visus nustebino, dėl Tomaševskio turbūt nebuvo didelio nustebimo, bet ką aš noriu pasakyti, dėl Gražulio visi nustebino. Ką aš noriu pasakyti? Gražulis labai daug dirba. Savo segmentui jis labai daug dirba. Tomaševskis lygiai taip pat, jisai nedirbo Europos parlamente, dėl to, kad jis yra tokioj politiniai šeimoje, kurie neturi jokios įtakos, jisai ten neturi ką veikti. 5 metus, nežinau, gal ten kelis metus pailsi, 3 metus, bet Tomaševskis gražiai atidirba savo skyriuose. Jisai neturi ką veikti Europos parlamente.
jisai neturi nieko, ką jisai turi veikti Europos parlamente. Kai sako, va, ten nevaikšto į komitetus ar ką, nu ką jisai ten veiks? Kokie komitetai? Apie ką mes šnekam? Ką jisai ten turi daryti? Lygiai taip pat bus su Gražuliu. Bet jie abu pasižymi, kad savo segmente jie žino savo rinkėją, jie visus jų žino vardais. Ir jie visi yra mobilizuoti, kai ateina valanda X, jie yra sutvarkyti, paimti, patvežti ir pasodinti. Ar tai nėra pažeidimų? Taip, kartais tai yra jau ties pažeidimų riba. Bet tose regionuose, kur jie yra įsitvirtinę, jie tai daro profesionaliai. Jie tai daro profesionaliai, jie neatsiranda prieš dieną prieš rinkimus, jie daro tai ištyrai, suprasdami, kad koks yra jų interesas. Ir Tomaševskis atidirba visada pas save apygardoj, jam tas Europos parlamentas neįdomu. Europos parlamentas jiems suteikia tiesiog platformą, nedalyvauti čia, gauti algą, bet dirbti aktyviai čianais. Jisai gali turėti komandą, nes Europos parlamentas moka didelius pinigus komandą, kurią tu gali samdytis, ir su jie jisai daro dalykus, jisai dirba skyriuose. Ir Gražulis taip pat, jisai kaip politikas atidirba. Laidotuvės, kai buvo, dabar nežinau, ką jisai darys, bet Gargžduose, laidotuvės, jisai stovi, ten 20 eurų padavė Velioniui, čia tas visiems vaikučiai, krepšinį, mokyklose Gražulio tauriai laimėti krepšinio turnyrai ir tiesiog viskas yra paimta. Gimtadienis ten pas moteriškę, jau tuk, Gražulis įteikė gėlių, nieks nežino, iš kur jis sužinojo jos gimtadienį, bet viskas yra dirbama. Jis yra dirba, kiek Gražulis, 7 kartus rinktas savo vienmandatį. Apie ką mes šnekam? Tai yra profesionalaus rimto darbo rezultatas, tai yra jis dirba juodai, to požiūriu. Mantas klausia, ar planuojate dalyvauti rinkimuose spalį? Taip, artimiausiu metu bus pranešta ten dabar. Kalbamės. Donatas. Kažin kokie šiuo metu santykiai tarp valstiečių ir demokratų. Jie abu gali vienoje koalicijoje būti ar nelabai. Geras klausimas, modeliuojant tai, apie ką mes su jumis kalbėjom prieš tai. Šiuo metu tikrai ne. Šiuo metu ne. Karbauskis ir Skvernelis, jie yra tiesiog, greičiau aš su Karbauskiu dirbčiau negu Skvernelis. Bet Karbauskis jau su manim dirbtų, taip norėjau pasakyti. Jokios. Bet reikia suprasti, kas atsitiks po rinkimų. Po rinkimų bus, kaip aš minėjau, ta labai didelė fragmentacija, bus labai daug nervų, bus labai daug nežinomybės ir tai prieina prie grynos matematikos. Gali taip susiklostyti, kad bus pakankamai, tas visas nurašymas dešinės pusės jis yra labai keistas. Nes gali taip būti, kad kairėje pusėje tiesiog nieko normalaus negalėsi sulipdyti. Be nesusidinant jų dviejų. Tai arba tada gaunasi, kad reikia eiti pas mus prašyti, arba jie turės susėsti kalbėti. Aš tą sunkiai įsivaizduoju šiai dienai, bet politika yra toks dalykas. Gyvenimas juos privers. Jie nenorės pakartotinių dar rinkimų, nes jie iš esmės nieko nekeistų, bet vyriausybei kažkaip jiem reikėtų dirbti. Tai kažkokį nulinį variantą jiem ieškoti, kad, pavyzdžiui, bet kokiu atveju Karbauskis neleistų, kad Skvernelis taptų ministrų pirmininku, ar ne? Tai jeigu yra kažkas ten socialdemokratai, pavyzdžiui, premjeras, bet yra Skvernelis ir Karbauskis vyriausybėje. Tikėtinas, ar ne? Kad ne vienas šių negauna daugiau išlysti, nes be abejo, kad neleis būti premjerui vienam ar ten Seimo pirmininkui kitam jie, bet kažkoks sustarimas gali būti. Kipras klausia, ką manote apie Laisvės TV? Geras klausimas. Laisvės TV daro geriausią šou mūsų segmentui, o mūsų politika yra šou. Mūsų šiuolaikinė politika, jinai vis labiau tampa šou. Kodėl Trumpas toks sėkmingas politikas? Jisai vienas pirmųjų suprato, kad čia viskas yra popsas, viskas yra šou, reikia daryti šou tiesiog. Ir jisai daro šou, jisai toks sėkmingas politikas. Laisvės TV daro geriausią šou. Bet dėl to, kad politika yra šou, jie tampa vieni geriausių politikų Lietuvoje. Jie yra politikai. Jie yra politinis faktorius. Tam tikras.
reitingavimas, žaliųjų, endorsinimas, jisai duoda tam tikrų klausimų, bet vėlgi, ta prasme, tu nenori patekti po Laisvės TV konvejeriu, ar ne? Tu tikrai nenori, jeigu tu esi žmogus, kuris nori rinkti balsų mūsų segmente, ar ne? Tai jie yra labai svarbus faktorius, bet tai yra politinis faktorius. Darius. Įdomu išgirsti pačio komentarius dėl Tėvynės sąjungos reitingavimo. Ar tokių tikėjaisi, ar tokia logika buvo numatyta? Ne, mano logika galbūt buvo, kad ateis daugiau žmonių iš šalies ir daugiau jaunimo ateis reitinguoti. Aš įsivaizdavau truputį kitaip. Antras klausimas, kada sutvarkysite valstybės institucijas, kad nebūtų cash flow karvės, kur rašo projektus, padaro nieko ir sąmatų. Jo, čia, žinok, Dariau, čia man yra, aš šito nežinau, kodėl neįmanoma šitos sistemos nulaužti ir man visada, aš sakau, aš pusę ministro darbo vertinčiau pagal tai, kaip jisai vakcinuoja šitos dalykus. Aš žinau šitą bėdą, bet čia kitos temos, jeigu galima, diskusijos laukas, ar ne? Donatas, kaip dėliojasi kandidatų į Seimą sąrašas ir kokia apskritai yra partinė kultūra Lietuvoje? Keli faktoriai. Lietuvos politika yra labai padalinta į du dalykus. Vienas yra vienmandatininkai, kitas yra sąrašiniai. Tai jeigu mes kalbam per partinę prizmę, tai yra du faktoriai. Jeigu tai yra normali partija, tai jinai reitinguojasi ir reitinguoja partijų nariai. Tada be abejo atsiranda ten skyrių logika ir visi tokie dalykai. Tai čionais yra vienas dalykas. Reitingavimas jis daugiamandatėj. Ir yra vienamandatė, kur yra labai daug strategijos, kur tu ką pasodinsi, kad jisai laimėtų, kad jisai turėtų galimybės, tu žiūri, kokie yra varžovai, kad jisai, kaip ten viskas susimodeliuoja, kad tą vienmandatę politinę partiją paimtų. Tai ten yra daug strategijos, nes tu turi ir vidinės strategijos, ir vidiniai interesai, logika, kas iš kur ir panašiai. Tai labai daug nežinomųjų faktorių. Tai vienmandatės yra gana sunkus menas, pavadinkime taip sudėlioti, kad paimti tą. Tai reikia daug žinojimo, žmonių, kuriuos tu gali pasodinti, kad jie ten iškelti tenais ir susidėlioti daug žmonių, kurie nori, sakykime, vienos ir kitos vienmandatės laimėti. Tai vėl vidiniai būna diskusijos. Deividas, jūs labiau krikdemas ar konservatorius? Kuo skiriasi? Aš esu tipiškas, jeigu paimti mano politinę platformą, ekonominę platformą, vertybinę platformą, aš esu tipiškas krikščionis demokratiškas vakaruose. Mes turėtumėm sunkią diskusiją su jumis apie mūsų, kaip pas mus yra suprantamas krikščionis demokratas ir aš nesuprantu tiesą pasakius, kai mes turim vieną Vatikaną, ar ne, kuris rašo tam tikrą ir politinę logiką, ar ne, kurią mes visi vadovaujam. Ir pavyzdžiui, kokiai Vokietijoje ar Ispanijoje ta krikščionių demokratų logika yra viena, o Lietuvoje kita. Aš šito negaliu suprasti. Ir atsakyti savo klausimą. Kodėl mūsų katalikų logika yra artimesnė rusų stačiatikybei, o ne tai religiniai logikai, kuri yra vakaruose. Aš, būdamas tipiškas krikščionis demokratas vakarietišką logiką, šiandien laikausi kažkokiu liberalu ir vis sako, tai tu liberalas, tu nieko nesupranti apie čia krikščionis demokratą. Palauk, ne, stabdom žirgus. Taip nėra. Tu pažiūrėk, ką kalba krikščionis demokratai vakaruose. Ar ne? Tai aš esu tipiškas krikščionis demokratas. Ir konservatorius. Ir kuo skiriasi? Labai geras klausimas. Ar Lietuvos, ar apskritai politologiškai? Labai geras klausimas. Tai yra požiūris į istoriją ir tam tikrą konservatorius, jisai į tai, kas buvo istorijai, tas pamokas, kuris tu turi išmokti istoriją žiūrėdamas kaip tam tikrą patirčių skrynę,
tu ir religinį kampą gali žiūrėti, na, truputį kitaip, nei tai darytų krikščionis demokratas, kuris priimtų tam tikrus dalykus tiesiog savaime, be kritinio to. Pas konservatorių turėtų būti kritinė logika. Bet kad jie yra labai netoli, tai yra tikrai, aš esu taip įsitikinęs. Marius, kodėl Seimas nerodė iniciatyvos surengti prezidento ir Europos parlamento rinkimus kartu? Tiksliau net nesistengė. Dėl to, kad mūsų prezidento rinkimai yra numatyti, kada yra numatyti, kai praeina 5 metai. Ir juos, tiesą pasakius, anksčiau visada sujungdavo su Europos parlamento rinkimus dėl paprastos priežasties. Nes Europos parlamento rinkimai būdavo padaromi anksčiau. Kokia logika? Tai turėjo būti ir šitose Europos parlamento rinkimuose. Jie turėjo būti su prezidento rinkimais, bet tai sprendžia ne Lietuva, tai sprendžia visa Europos Sąjunga, kada būna Europos parlamento rinkimai. Atkreipkite dėmesį, ne vien mes balsavo visa Europa. Visa Europa. Ir tai buvo Vokietijos ir Portugalijos, veto uždėtas, nes tiesiog anksčiau vis dar susitardavo, kad tiesiog padarom truputį anksčiau ir niekas tam neprieštarauja. O jeigu ne, by default turi būtent va šitą dieną, kuri dabar buvo, birželio 9 ir tą savaitę. Bet Vokietija ir Portugalija, aš atsimenu iš tarybos posėdžių, užblokavo tai dėl to, kad jiem tomis dienomis buvo kažkokios nacionalinės šventės. Ir buvo tiesiog didelis judėjimas ir jie sakė, kad tiesiog žmonės neateis į rinkimus ir dėl to mes negalim tuo metu organizuoti rinkimų. Ir jie užvetavo ir tada buvo pasilikta prie datos, kurie įvyko. O mūsų prezidento rinkimai tiesiog tai buvo sudėliota pagal konstituciją ir kiti dalykai ir tiesiog taip toks buvo, gavosi atotrūkis. Visi, ta prasme, iš esmės, visiems būtų iš esmės, aišku, čia kalbama tie naratyvai, didesnės partijos ir visi kiti dalykai, bet didesnės partijos irgi neprieštaravo tam. Jiem apsimoka iš dalies, nes tas aktyvas suvedamas viską, jisai reikšmingesnis tampa, bet jisai netoks reikšmingas, kad ten labai radikaliai viską pakeistų. Būtų persiskirstę ten balsai vienai par kitaip, bet logika, didžios partijos būtų tiek pat gavę. Ir socdemai tiek pat, ir konservatoriai tiek pat, ten valstiečiai tiek pat, gal būtų negavęs Gražulis ir nebūtų gavusi Laisvės partija, ar ne, būtų kiti judėjimai. Tai va tas. Iš esmės, tai kad ten kažką labai radikaliai pakeitė, tai tikrai ne. Mantas. Socdemų ir konservatorių vyriausybė, visi radikalai su socdemais. Šimonytė tokio varianto neatmeta, Blinkevičiūtė atmeta. Kokios sąlygos turi supulti, jog tai būtų tarp realių variantų, dar kombinacija socdemai ir liberalai galbūt. Tai apie ką yra vyriausybė apskritai? Ir politinis laukas apskritai, tie susitarimai ir koalicijos, tai labai paprasta. Yra programa, kurią tu turėsi įgyvendinti per tuos 4 metus. Tai kai tu gauni rinkimų naktis, tu lipdai kažkokias koalicijas su kitom politiniam jėgom, kurios yra tau artimos dėl paprastos priežasties, kad jūs atsisėdę per tam tikrą laiką parašytumėt programą, vyriausybės programą, ką tu darysi per tos 4 metus. Ar tai yra mokesčiai, kas pas mus dar čia, partnerystė, Stambulas ir visi kiti dalykai. Tai jeigu tu gali parašyti su tom jėgom programą, kuri atliepia tavo rinkėjų interesus, viskas gerai. Tai jeigu konservatoriai gali parašyti programą su socialdemokratais, kuri tinka ir konservatoriam, ir socialdemokratam, ir tos partijos gali susėsti ir pasakyti, žiūrėkit, tai tada tu būk premjeras, aš neprieštarauju, aš būsiu ten Seimo pirmininkas. Taip gali būti. Aš tai matau sunkiai. Aš tikrai matau tai sunkiai. Aš sunkiai įsivaizduoju, kad, socialdemokratai pasiūlys tokią programą, už kuriuo aš balsuosiu. Jeigu jie pasiūlys, duok Dieve, aš pasirašyčiau. Aš sunkiai tai matau, kad tai galėtų įvykti ar ne, kad mes galim susėsti ir parašyti programą, kuri tinka ir mum, ir mūsų rinkėjui, mano segmentui, jums, jūs vis tiek esate mano segmentas, kad tai, kas ten bus parašyta, atlieps jūsų požiūrį, kad aš galėčiau už tai balsuoti ir jūs manęs nelinčiuotumėt susitikę.
Ir lygiai taip pat socialdemokratų rinkėja. Ir dar kažkieno rinkėja, nes vis tiek Tėvynės sąjungos socialdemokratų vis tiek neužtektų. Tada vėl kažkokios trečios, ketvirtos jėgos vėl atsiranda, ar ne? Taip, kad čia yra, tiesą pasakius, tai yra matematika, kai tau reikia padaryti sukurti tą daugumą, ar ne, nes tai yra grina matematika, gauti 74-75 balsus realius Seime. Ir tuo pačiu metu mažiausiai. Ir tuo pačiu metu padaryti kažkaip, kad tai būtų programa, kuri funkcionuotų. Aš sunkiai tai matau, jeigu kalbam apie socialdemokratus. Mantas. Ar po rinkimų iš socdemų galima tikėtis valstybinio požiūrio? Taip, galima tikėtis. Klausimas, sakau, apibūdink man socialdemokratus. Socialdemokratai šiuo metu yra katė maiše. Niekas realiai, jie patys nežino, kas dabar pas juos darosi, kur yra tikrieji jų galios centrai, kokia jų pozicija dėl partnerystės, dėl ten mokesčių, dėl kitų klausimų. Jūs man pasakykite, kokia socialdemokratų pozicija. Jie yra populiariausia partija šiuo metu Lietuvoje pagal apklausas. Kokia jų yra pozicija, ką jie darytų su mokesčiais, ką jie darytų. Blinkevičiūtė sako vienaip, Seime jie balsuoja kitaip, ar ne? Jie balsuoja kitaip, Blinkevičiūtė komunikuoja kitaip. Tai yra kachatonija ir metimas į viešą erdvę belenko. Belenkas, kaip sako Šiauliuose ir Panevėžyje, belenkas. Kaip tai realiai atrodys, kai tu turėsi paimti atsakomybę ir ją daryti, yra kitas klausimas, kurio aš sakau dar, aš sunkiai įsivaizduoju, kas tai yra šiuo metu socialdemokratai. Aš ten matau visko. Aš ten matau Sysą, aš ten matau Sabatauską. Aš susijusiu, mes į mokesčius aš labai panašiai žiūriu. Aš netikiu tai progresyviniais mokesčiais, bet mes esam pusiaukeliai sutarime. Bent jau padarom su gyvulių ūkį išsprendžiam. Ir mes su juo absoliučiai taip pat balsuotumėm. Dėl daug klausimų mes taip pat balsuotumėm. Bet kur ten tai, jūs pažiūrėkit reitingavimą, kur yra Sysas ir kur žmonės, kurie tiesiog nieks nežino. Socialdemokratai jų nežino, sakau, kas čia toks, iš kur aš žinau. Tai ir jisai trečias ten koks nors, trečias ketvirtas sąraše. Ta prasme. Jovita. Kokia jūsų nuomonė dėl Makrono sprendimo paleisti parlamentą? Kokia logika remiasi toks sprendimas? Ar nebus ilgalaikė perspektyvoje tai klaida? Na, tai vidaus politika. Makronas biškiai jau į desperaciją krenta, jam reikia kažką daryti. Čia pagal principą reikia kažką daryti. Ir Makronas, man taip atrodo, biškiai nebevaldydamas situacijos pradeda plaukti ir pradeda pradeda veiksmus dėl veiksmų. Tai ką tie rinkimai pakeis, na, jie nuleis garą, bet koks jie bus rezultatas, na, mes matysim. Na, aš niekada negaliu pasakyti, kad rinkimai yra blogai, nes aš noriu demokratijos, aš už ją kovoju. Bet man tai yra tiesiog karščiavimasis ir tiesiog supratimas, kad tai, ką jisai daro, tai tiesiog neveikia ir kad jėgos, kurios yra, na, Le Pen ir visi, jie tiesiog eina ir tai yra desperatinis bandymas tai sustabdyti. Matysim, ar tai yra realu, nes kol kas, tiesą pasakius, turi atsirasti nauji veidai politikoje, kurie, kaip Makronas kažkada iššoko, kurie iššoktų ir atlieptų būtent tą, nelepeninę pusę. Pažiūrėsim. Jeigu yra rinka, visada atsiras prekė, kuri pasiūlys. Tai nebelikus Makrono kažkas kitas turės būti, nes vis tiek tokia rinka didelė rinkėjų, ją kažkas turės pasiimti, ar ne? Tai tiek Jovita, tiek dėkui žiūrėjusiems, tiek klausiusiems ir dėkui labai, kad esat, sakau dar vieną kartą. Man labai, aš ta prasme sakau, tas formatas, su kuriuo mes turim čionai su jumis, matau, kaip jis jum atliepia ir man džiugu, aš stengsiu pasitemti. Pažiūrėsim, kaip čia pas mūsų pertraukom bus ir su atostogom, bet noriu susitvarkyti, pasiruošti jums duoti gerą kokybišką produktą. Greit pradėsim naują sezoną.